Merkinės avialinijos. Skraidyk lengvai. Pirmasis mėnesio ketvirtadienis ir štai jums kalbame vėl mes, radio laida MC Merkinės avialinijos. Tiesiogiai iš Alytaus studijoje šiandieną vėl jums kalbu aš, Algimantas. Kartu su manimi iš Merkinės vėl atvažiavo Žygimantas ir sveikinamės, kaip visada Alytuje sutikę mūsų mieląjį Liudą. Malonu matyti jūsų tokią pavasarišką nuotaiką veiduose ir dar vienas svečias, kuris šiandien prisijungė prie mūsų. Misteris Šiferis. Misteris Šiferis, atvežėme mes per Natviekstus ryto laukus į Alytaus miestą iš Merkinės su tokiu paminkliniu, turbūt jau paminklo statusą įgaunančią materiją, medžiagą, tai nutvieskusiu visus mūsų provincijos klodus, kaimus, tai yra tuo legendiniu šiferiu, pavogtų šiferiu, išvežtų šiferiu, nekenčiamų ir mėgstamų šiferių, tai štai taip įsiveržė į šią studiją. Kiek jo būtų pavogta, jo vis tiek klodai aplinkui yra ir štai mes jo net atsivežėme parodyti, kad jo tikrai yra, nereikia jo gedėti, pykti ant kažko, kad jis yra išvogtas, kas matote mus tiesiogiai internetu stebite, tai matote štai tarp mūsų studijoje sėdintį, padabintą netgi. Čia saulės kolektorius, saulės akiniai puošia mūsų šiferio lakštelį, suviniotas į šitą štai maršką, taip jautriai, kaip kokią Veronikos drobulę, jisai su mumis šiandien. Turino drobulę. Turino, taip. Tai jo čia didelis luitas, mes taip jį pridengė, nes daug kas galbūt pasaulyje, aš pastebėjau, reaguoja žmonės, kai tas šiferio ten daugiau, tai sako, čia vaikus nunuodys. Dinga medžiaga. Dinga radiacija aplinkui, sklinda einant per miestelius, per vienkiemius, per kaimus, tai spinduliuoja jisai. Bet iš tikrųjų tai yra tokia medžiaga, kur jinai turi daug ir atgarsių ir šiandien, net ir tam tikrų politinių motyvų, netgi tam tikrų net ir partinių kaltinimų vienas kitam. Čia net labai įdomu, čia pats šiferis kaip medžiaga yra kažkas įspūdingo, bet iš tikrųjų sovietmečiu tai turbūt kokiam 70-metyje turbūt ypatingai pradės plisti toks tam tikras sovietinio gerbuvio statusą įgaunantis dalykas. Mes juk puikiai žinom prasidėjusią kolektyvizaciją mūsų kaimuose, tą pokario siaubingą skurdą, iš tikrųjų suvežtos tos vienkiemius į tuos miestelius ir tas šiferis tapo tokia kaip kokybinė materija, kuri kažkiek tuo pačiu ir standartizuoja tą mūsų provinciją, bet tuo pačiu ir atnešė kažkokią naują technologiją. Tai vienu metu tai atrodė tarsi kažkas naujo ir kažkas gero ateinančio, kaip ir naujas traktorius turbūt įsigytas kolchoze arba kolūkyje, bet ilgainiui turbūt tas šiferis tapo tokios tam tikros sovietinės, urbanistinės, vizualikos, estetikos beprotybė, kuri dabar iki šiol neiškopiama turbūt iki galo iš mūsų to kraštovaizdžio ir man dabar taip toptelio iš karto, kai Algimantas irgi pradėjo pasakoti apie tą šiferį, toks kaita labai specifinė toptelio yra tokia Plaškių bažnyčia liuteronų Klaipėdos krašte. Šiai dienai yra faktiškai avarinės būklės, bet ten bendruomenė ją po truputį pradėjo prikelinėti, tvarkyti, galų gale ten bent jau stogą pradėjo šiek tiek tvarkyti, bet ten tokia yra irgi siaubinga istorija, kad buvo Čerpinis, garsėja turbūt tas regionas Čerpėmis, raudonomis plytomis, tai Čerpinis stogas buvo pavogtas ir pakeista šiferiniu stogu. tai tas šiferis jisai toks tampa kaip visur besiveržiantis, keičiantis kitus turbūt anksčiau nusistovėjusius estetinius standartus ir tikrai kai kurio atžvilgiu toks tampantis į paminklinto objekto. Kodėl mes jį čia atsivežėm, turbūt visada mūsų toj kalboje yra šiek tiek ir ironijos, ar ne taip,
Algimantai. Tai yra ironija, jinai keliauja su mumis visada, bet, ta ironija gali kitą kartą pavirsti tikrų kūnų, tikrų kūrinių. Štai, pavyzdžiui, šitas lakštas tai nėra, kad tiesiog nuo kokio stogo jau nulaužtas, jis yra sudalyvavęs ir kultūriniuose procesuose, jisai buvo netgi meninės instaliacijos dalis prieš porą metų jau šviesaus atminimo dzūkų kultūros festivalyje Čiulba Ulba iš šiferio lakštų buvau surentęs instaliaciją, kaip kortų namelis stovėjo kelių aukštų, toksai šiferio pastatas ir galima iš jo kaip plastinio tokio kažkokio tai medžiagiško, išraiškingo daikto konstruoti, kokius tik nori statinius, koliziejų pasistatyti ir meno praktikoje šiuolaikinėje ir čia dešimtmečių, šimtmečių praktikoje, tai iš ko tik to meno įspūdingo nedaro, tai mes pirmoje ritmijoje turėjom ir Šiferio tokią paskaitėlę apie Šiferį, jo atkeliavimą į mūsų kraštus, irgi tai ta tema kažkaip nesibaigia. Bet iš tikrųjų, kodėl jisai šiandien tas Šiferis čia yra, tai turbūt susijęs su tam tikra tokia mūsų paveldosauginė situacija ir tokiais paveldosauginiais klausimais, kurie užklupo mus Merkinėje. Ir pirmiausia, toks buvo turbūt ir mano sukeltas šaršalas, tai pasiekė mane žinia, kad Merkinės stačiatikių cerkvė kultūros paveldo departamento iniciatyva buvo mėginta įtraukti kultūros vertybių registrą. Tai galbūt tik tai priminsiu, kad Merkinės stačiatikių cerkvė buvo pastatyta XIX amžiaus antroje pusėje, kryptingai vykdant rusifikacijos programą vadinamajame šiaurės vakarų krašte, kaip jie vadino, nes iš esmės buvo draudžiamas Lietuvos pavadinimas, tarp kitko ir Lenkijoje po sukilimo buvo tiesiog Lenkija pavadinta Pavislio kraštu. Tai čia irgi tokia sąvoka įdomi ir buvo labai kryptingai daromas toks aiškus sprendimas, šitą prakeiktą kraštą reikia integruoti į imperijos sudėtį ne tik teritoriškai, bet ir kultūriškai. Tai turbūt visi žino apie spaudos draudimo metus Lietuvoje, tą lietuvių kalbos draudimą, bet buvo ir kita ta dalis, tai buvo konkrečiai religinė, nes kaip žinote, tais laikais buvo ypatinga turėjo iš tikrųjų reikšmę religija, parapijų veikla, kunigų veikla ir taip toliau. Tai buvo pirminis taikinys, tai katalikų bažnyčia, masiškai buvo uždarinėjami katalikų vienuolynai, iš tikrųjų Lietuvoje, iš visoje Lietuvos didžioji kunigaikštystė iš kelių šimtų vienuolynų liko tik keli. Ir aišku, buvo daug uždaroma ir katalikų bažnyčia, tada aišku prasidėjo net iš esmės masinis siekimas kiekvienos katalikų parapijos. Ir negana to buvo dar priimtas kitas sprendimas, tai yra stačiatikybės plėtra. Kodėl stačiatikybės? Nes pagal XIX amžiaus jau galutinai susiformavusią tą Rusijos imperijos ideologiją, tai caro valdžia yra visiškai neatsiejama nuo stačiatikių, Maskvos patriarchato. Ir dar kita aiškiai labai idėja, kad tikras rusas jis negali būti nei katalikų, nei liuteronas, yra tik tai stačiatikis. Tai pati stačiatikybė labai aiškiai buvo susieta su rusiškuoju nacionalizmu. Ir to pasekoje iš tikrųjų buvo pradėtas įgyvendinti planas. Man teko matyti tos dokumentus, kad labai aiškiai suformuluoti Vilniaus generalgubernatūroje, kad pravoslavų cerkvės turi būti statomos kaip rusų tautos atgimimo paminklai senajame rusų šiaurės vakarų krašte. Tai pirmiausia, senajame rusų šiaurės vakarų krašte, tai mes akivaizdžiai matom tą propagandinį rodiklį, kuris labai puikiai girdisi dabar Ukrainoje, apie tą naująją Rusiją ir kitus tos dalykus. Tai čia buvo pasitelktos, tarp kitko, senoji Lietuvos didžiosios kunigaikštystės stačiatikių tradicija, kuri nieko tiesą pasakius bendro neturėjo su Maskva, bet labai lengva žongliruoti istoriniais faktais ir viską paversti, kad tai tarsi nuo seno Maskvos yra kažkoks politikos ir įtakos dalykai buvusiai toj senoje Lietuvoje. Tai taip, tai buvo suformuluoti tokias cerkvių statybos įstatai ir buvo toks sprendimas labai aiškus. Tai yra
Cerkvės turi būti statomos visuose apskričių centruose, visuose valsčių centruose, visose vietose, kur vyksta didesni turgus. Ir cerkvės turi būti statomos geriausiai matomoje vietoje, kaip tam tikras ideologinis imperijos ženklas. Ir negana to, pati ta stačiatikių organizacija turėjo dar labai aiškias užduotis, tai yra stačiatikių popai turėjo sekti situacija. Iš esmės tai buvo tokia kaip ir agentūrinė veikla. Tai, kaip tai vertinti? Merkinės atveju buvo nugriauta senoji miesto rotušė, renesansinė rotušė, dar prieš ją nugriaunant buvo siunčiami raštai iš vietinės tos carinės administracijos, kad stovi bezobrazinės architektūros pastatas, kad reikia jį iš ten kažkaip keisti, valyti. Ir plus dar reikėtų pridėti, kad su pačia ta cerkvių idėja ateina ir rusiško stiliaus idėja. Tai yra, kad reikia paimti Maskvos architektūrinį modelį ir jį plėsti, tai yra vizualinė raiška. Vizualinė raiška, kai tu pripratini vietą, regioną prie tam tikrų vizualinių sprendimų. Tai mes dabar pradėjome nuo Šiferio. Šiferis akivaizdžiai indikuoja, kad tai yra buvusi Sovietų Sąjungos teritorija. Tiesiog važiuoja, ar tai būtų Ukraina, Baltarusija ar Rusija, tai skirtumo vizualaus nėra. Tai lygiai taip pat caro laikais buvo daroma su būtent rusiško stiliaus plėtra. Tai cerkvės pastatymas, jisai buvo toks agresyvus įėjimas į tą Merkinės senąją urbanistiką ir iš tikrųjų buvo sunaikintas miesto tas senasis paminklas, miesto simbolis, savivaldos simbolis. Ir kodėl rotušė? Tai cariniai Rusijoje arba toj dar net ir ankstesnėje ir Maskvos didžioji kunigaikštystėje savivaldaus miesto savokos tokio dalyko neegzistavo, kad yra bendruomenė, kuri sprendžia savo klausimus. Viskas yra vienoje vertikalėje. Tai čia aš dar tik tai norėčiau pabaigti galbūt apie stačiatikių temą. Tai Maskvos patriarchatas yra surėdytas taip, kad jisai yra iš tikrųjų pavaldus carui arba šiuo atveju šiandien Rusijos vadinamajam prezidentui. Tai yra tiesiog nuo seno tokia nusistovėjus tvarka, o kodėl katalikų bažnyčia netiko cariniai Rusijai, nes kada yra vertikali valdymo sistema, tai akivaizdu, kad katalikų bažnyčia nėra kontroliuojamas organas, tai yra katalikų bažnyčios valdžia yra kažkur Romoje ir tu negali tada jos tiesiogiai taip paveikti. Kunigai daro savo įtaką nuomonėm žmonėm, dėl ko tie ir sukilimus ėjo daug žmonių, daug atsišaukimų buvo tiesiog perskaityti bažnyčiose. Tai buvo tiesiog tikslas tada priimtas sunaikinti. Bet čia toks buvo kitas dar dalykas - rusiška chaltūra. Ta savoka, jam nepavyko to iki galo padaryti, bet sprendimai buvo priimti tam. Tai Merkinė irgi ta cerkvė atsiranda kaip tipinio projekto pastatas. Čiaginas, garsusis architektas, iš tikrųjų imperijoje parengė berods 4 tipinius projektus ir tie 4 projektai buvo štampuojami. Tai šiai dienai iš kultūros paveldo departamento teko gauti mums kaip muziejus, kaip valdytojui dokumentą, kad štai nuspręsta rengti projektą, įtraukti tokį objektą į Lietuvos kultūros vertybių sąrašus, suteikiant unikalų numerį ir tą objektą saugoti. Aš tiesą pasakius nesupratau, kodėl iš vis dabartiniam politiniam kontekste šitą reikia daryti. Mes akivaizdu, taip, mes kalbam apie rotušės idėją atkūrimą, bet niekas dabar nei šią dieną ruošiasi tą pastatą ardyti ir griauti, juolab, kad tai veikiančio muziejaus patalpos ir mes tikrai neturim 5 mažiausiai milijonų staiga imti tą procesą ir daryti. Čia yra ilgesnės perspektyvos klausimai apie rotušės atkūrimą, bet pats cerkvės tas įtraukimas man toks pasirodė labai keistas sprendimas, man teko pristatyti Merkinės seniūnaičių sueigoje, tai net iš kai kurių toks buvo išgirsta tokia frazė kaip sabotažas prieš bendruomenę, nes tai veikia tam tikrų institucinės, galbūt net arogancijos principų, kada kažkas iš aukščiau kaip Maskvoje, Sovietų Sąjungoje nuspręsdavo. Ir dabar jūs čia neturit jokios teisės net pasisakyti ir mes tiesiog buldozeriu stumėm šitos dalykus. Aš aišku suprantu, kad tie projektai toliau keliauja į vertimo tarybas ir vertimo taryba, aš tikiu, yra sveikai mąstančių žmonių ir tas projektas galbūt būtų atmestas, bet aš nelabai suprantu, kam iš vis tokie yra projektai rengiami. Ir manyčiau, kad tokiais atvejais, kada yra rengiami tokie dokumentai be bendruomenės balso, to tiesiog negalima daryti. Nebe tie laikai, mes nebegyvenam 85 ar Šiferio plėtros laikais.
Negana to, dar be viso šito dalyko buvo paskelbta, irgi teko gauti informaciją ir projektą Merkinės miestelio, seno miestelio tos istorinės dalies vertingų savybių tikslinimo, toks parengtas projektas, kuris keliauja irgi vertimo tarybą, aš pasiskaičiau tą projektą, tai ten yra, tiesą pasakius, siaubingi dalykai, kurie yra planuojami traukti į miestelį kaip vertingasias savybės. Tai gal, kad klausytojas suprastų, apie ką kalbu, tai tokia svarbi detalė yra ta, kad tie dokumentai tai nėra šiaip, kad mes įsitraukiam kažką į kažkokius ten sąrašus ir visi toliau gyvenam. Niekam taip maždaug niekas to neliečia. Tai pavyzdžiui, kalbant apie seną miestelio teritoriją, kuri iš esmės yra visa Merkinės centrinė dalis, tai apima tikrai didelį plotą. Tai yra iš esmės vos ne trečdalį viso miestelio, jeigu net nedaugiau, jeigu ne pusę to miestelio. Tai keičia iš esmės beveik viską. Tai yra kalbama ir apie teritoriją, apie projektavimo darbus, apie kažkokias investicijas, apie statybos klausimus. Visa tai yra remiamasi būtent tais dokumentais. Ir tame dokumente aš matau, kad Merkinė yra suskaidoma į kai kvartalus. Tai galbūt ir normali logika, urbanistiškai tyrinėjant tą vietovę. Bet visiškai absoliučiai absurdiškai atrodo, kai yra traukiama į vertingasias savybės Merkinės turinę erdvinę tą struktūrą su užstatymo tipais. Ir tie užstatymo tipai yra 1960-70 metų per kolektyvizaciją atvežti sovietinės epochos, ar ne pastatai? Sovietinių laikotarpių atvežti pastatai iš aplinkinių kaimų, iš vietovių, kai tada buvo iš esmės vykdoma masinė kolektyvizacija, kuriamas Merkinės tarybinis ūkis, ir tie pastatai buvo statomi ant sugriautos Merkinės. Tai yra sunaikintos Antro pasaulinio karo Merkinės, kuri kaip diena ir naktis skiriasi nuo to, ką mes matome šiandien. Ir ta šiferio architektūra, tas kolūkinis visas išpildymas urbanistinis panašu keliauja į projektus kaip miestelio vertybė. Tiesą pasakius, aš muziejai dirbu jau 12 metų ir mes kalbam apie tai. Yra išleista ir albumų, ir žemėlapių, ir fotografijų, ir kaip tas miestelis atrodė, rekonstrukcijos net yra parengtos. Ir tai niekaip neegzistuoja, niekam tai nėra įdomu. Žygimantai, bet vis dėlto tai tik tai Merkinės klausimas ir Merkinės problema, su kuo jūs dabar susidūrėte, ar vis dėlto čia yra tas vėl tipinis projektas visiems miesteliams Lietuvoje ir ten lygiai tie patys procesai vyksta? Bijau, kad Merkinės atvejas parodė, ir aš kai susipažinau su tais rengiamais aktų projektais, kad situacija panašia linkme juda visur. Ir ką aš noriu pasakyti, taip, tai yra parengamas projektas. Vertinimo taryba gali atmesti, išbraukti kai kurios vertingųjų savybių, tos susietus kažkokios vertingos savybėmis objektais. Čia tarp kitko tam miestelio istorinės dalies, tam projekte ir Merkinės cerkvė figūruoja kaip Merkinės miestelio dominantė. Tai supras kaip tikrai vertingas kultūrinio kraštovaizdžio miesto objektas. Bet reikia suprasti ir dar kitą dalyką, vertimo tarybose žmonės nėra genijai, yra kontekstas, kai tau yra paruošiama medžiaga, tai yra tam tikras tyrimas, kuris atkeliauja į tą tarybą, yra pristatomas to rengėjo ir tada vertimo taryba jau kiek turi žmonių, tie žmonės, jie jau sprendžia, kokią jie medžiagą gauna iš esmės. Ir tikrai yra labai suprantama, kad pats vertimo tarybos narys, jis tikrai negali išmanyti kiekvieno Lietuvos, iš esmės, provincijos vietovės, ten kažkokio objekto ir taip toliau, jis tam gauna tiesiog medžiagą, su kuria jie turi vertinti. Tai panašu, kad Lietuvoje ta situacija yra labai panaši ir mane tai šiek tiek labai stipriai suneramino, kad mes einame tokia labai keista linkme. Ir aš dar turbūt pridėčiau prie to, man iš vis nelabai yra suprantama, kai yra tokios vietovės ir tokios svarbos dokumentai, tai mažiausiai turi būti sudaroma darbo grupė, kuri skirtingi specialistai iš esmės atvažiuoja į vietą, jie įvertina tą situaciją, susitinka su bendruomenė ir su savivaldybės atstovais, tas turi vykti, įvertinant, kas yra gerai ir kas yra blogai, ir tik tada priimami kažkokie sprendimai, kurie keliauja į projektą ir įvertinimo tarybas, o ne tokiu, net sakyčiau, aroganciniu netgi principu, kai
tas principas labai paprastas. Ten Vilniuje mes žinome geriau. Nu, panašu, kad taip. Ir tarp kitko, man teko bendrauti su departamento tuo metu tais specialistais ir, na, sakyti, kad čia šiaip yra ir bendruomenės balsas. Panašu, kad jisai neegzistavo. Tol, kol, na, tiesiog tie dalykai viešai nebuvo pradėti kalbėti. Aš tiesą pasakius buvau tikrai sukrėstas, kad į kultūros paveldo vertybių registrą yra įtraukiama net tiesiogiai cerkvė. Dar būčiau supratęs, jeigu tai yra miestelio kontekste kažkokie įrašomi ten dominantės dalykai, dėl ko mes po to diskutuosim vertimo tarybai, bet kai dar yra kryptingai įtraukiamas tas objektas, kuris tiesiogiai yra rusifikacijos iš esmės paminklas, tai aš jau truputėlį pradedu stebėtis, nes mes viena ranka išbraukinėjom sovietinių figūrų, sovietinių karių, ten paminklus, o kita ranka pradedam įtraukinėti kitos, prieš tai dar buvusios okupacijos objektus. Tai kažkoks nuoseklumas turi turbūt šitoj šalyje būti, nes man jau tikrai pradedama kažkaip nebeaišku, kaip ta sistema iš esmės veikia. Tai Šiuferis, man atrodo, labai iliustruoja čia tą mūsų žinojimą apie tas. Mūsų nacionalinį pasididžiavimą iliustruoja, kad šalia Šaltibarščių ir Cepelinų iškyla cerkvė, imperialistinės pravoslavinės imperijos objektas, kaip mūsų tai, ką mes pasakojam pasauliui apie save, kas esame mes. Mes esame rusiškas svogūnas. Galiausiai gaunasi taip. Ir aš dar pacituosiu, tarpukario Merkinėje miestelėje buvo surinkti gyventojų parašai ir ten buvo siūstas net prezidentui laiškas su labai aiškia žinutė, mums gėda turėti miestelio centre rusicizmo propagandos paminklą. Tai buvo tarpukario. Tarpukario Lietuvoje buvo šitie surengiami dokumentai. Yra šitos dokumentus matę, šipinėjęs su žmonių visais parašais ir ten labai gražiai atsiliepti ir apie tą seną Merkinės rotušę. Labai irgi įdomu, kad rotušė yra kaip idėja, ne tik kaip pastatas. Ir tai bendruomeniai buvusi ir ten taip gražiai yra rašoma, kad mes negalėjom nieko padaryti prieš visagalį rusą tuo metu. Tai kažkaip, jeigu jau rengiami tokie dalykai, tai reikia iš esmės atlikti tyrimą, o ne iš esmės traukti objektus į paveldą tuos, kuriuos tu eini ir ką matau, tai rašinėjau ir remiuosi tik tai kažkokio 50 metų amžiaus cenzu. Čia logikos jokios nebėra tada. Tada viską įtraukiam, tada pradėsim įtraukti ir Alytų, paskelbėm Alytaus visą miestą su pramoniniais rajonais, kaip saugotina teritorija, kuri atspindi kažkokią epochą. Atrodytų keista. Stebint vaizdus iš Rusijos niokojamos Ukrainos, dar kartais galima pamatyti tokius epizodus, kaip patys maskoliai bombarduoja, griauna, sprogdina analogiškus pastatus, identiškas cerkves, kiek jų yra pažerta po šitą teritoriją. Dar patys pastato ir dar patys toliau griauna. Čia kažkas toj prigimti yra tokio užkerėto. Po Žygimanto šitos paskaitos iš tikrųjų tiek daug paliesta dalykų, ir ne viską galbūt pavyks sureaguoti, bet dabar šiuo metu tenka man pačiam dirbti prie tokios įdomios medžiagos su archyvas iš 1989 metų lietuvių misijos Sibiras. Čia dar laikas, kai lietuviai važiuodavo ir palaikų parsivežti iš tolimojo Sibiro. Ir tuo metu kelionė vyko į Krasnojarsko kraštą. Ir Žygimantas minėjo, kad ruso tarsi prigimti yra įstatymas toksai, kad jis privalo būti stačiatikiu. Bet tos misijos metu yra užfiksuota tokių įspūdingų atvejų. Jie važiavo su kunigu, lietuviai ir vietiniai rusai, matydami, kaip lietuviai tvarko ne tik savo kapus, bet ir jų sutvarko, matydami, kaip jie dainuoja, kokią aurą nuo savęs neša, tai rusai atvedė pakrikštyti savo vaikus pas katalikų kunigą tos misijos metu. Ten daugiau nei 100 vaikų pakrikštėjo lietuviai tos misijos metu. Tai neįtikėtinos istorijos ir daugiau ten tokių stebuklų įvyko, tai šiuo metu ruošiame parodą iš tos misijos archyvo, tai Birželio 9 dieną nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje fotomenininkų brolių Černiauskų ir tapytojos Marijos Teresės Rožanskaitės tapybos ir asambliažų paroda, tiesiogiai perpinta su
tos misijos archyvų ir emocija. Dar atliepiant į daugybę tų dalykų, kuriuos papasakojo Žygimantas apie tą mūsų šiferio ir silikato okeaną, baseiną, tai tikrai kartais leidžiantis lėktuvu iš kokio nors gražios pasaulio šalies Į kitą gražią šalį. Į pačią gražiausią šalį pasaulyje, į Lietuvą, kartais taip žiūri tos šiferio stogus ir tikrai nesitikras, kur tu, į kokį čia kraštą tu leidėsi. Ar čia Baltarusija, ar čia kažkur į taigą, gal net atskridai ir dėl to Taurą kūrė šiferiniai stogai. Ir aš sakau, Merkinė yra puikiausias pavyzdys urbanistinės dykvietės. Tai nėra, jinai tiesiog yra sunaikinta, jinai neteko visos tos bendruomenės. Ir mes kažkaip turim pagarbą rodyti tiem žmonėm, kurie buvo iš esmės išniekinti, sunaikinti, sugriauti, ar tai būtų žydų bendruomenė iki karinė ir taip toliau. Aš nesakau, kad tie žmonės, kurie atvažiavo pokario į Merkinę, neverti to, bet ar tai yra vertybė, kai žmogus iš skurdo ir agresijos tempiamas yra pervežamas į kolektyvizacijos centrą, ir ten yra kuriama tarybinio ūkio gyvenvietė, kuri neturi nieko bendro su miestelio koncepcija, kai miestelis vystosi pagal rinkos ekonomikos sąlygas, prekybos modelius. Na, žinokit, jeigu mes tokiu keliu eisim, tai aš pradėsiu stebėtis iš vis, apie ką yra ta mūsų kultūros apsaugos, paveldo apsaugos politika. Ta įstatymų pinė kūrė tikrai tokį pačių įstatymų rezervatą, kuris nutapo tokį surrealistinį vaizdą, kad urbanistinis draustinis yra tas eklektiškas, jau seniai prarastas kažkoks seniai prarasta architektūrinė galimybė. Tarptų visų šiferių, tarptų kažkokių tai bejausmių pastatų. Bet ar neatrodo jums, kad tai iš esmės tas palikimas, kuris ten kažkur užkoduotas yra per tuos daugiau kaip 150 metų, ar ne, jis lieka ir dabar. Mes pasižiūrėkime į tą euro remontų bangą, kuri remiasi tais pačiais principais. Standartizacija. Taip, būtent standartizacija, pinigų panaudojimas, visiškai negalvojant nei apie vietos istorinį paveldą, kuris iš tikrųjų buvo, negalvojant apie tai, kas liks dar po 50 metų, ir tą galima stebėti bet kuriame Lietuvos mieste, Alytuje taip pat. Ir uždusinant kūrybiškumą taip pat, nes nebūtinai tai, kas yra užrašyta, įgyvendinta prieš tai, ar sufantazuota kažkokio tai pamišusio biurokrato, yra ta perspektyva, kurią privalo visi sekti. Ir dar aš pridėčiau, kad tie mūsų teisės aktai tokiuose saugomose vietose, jie uždaro kelią iš esmės kūrybiniam interpretavimui tos vietos. Nes mūsų saugomo teritorijų, pavyzdžiui, tai yra jau ne kultūros paveldo departamento žinioje, bet jau tai yra regioninių nacionalinių parkų dokumentuose, mes iš esmės irgi apibrėžiam tik istoristinę architektūrą, kuri kartais nieko bendro irgi neturi su ta vieta, o jeigu dar paskaitai nuostatus kai kurių regioninių parkų ir taip toliau, tai mes matom, kad ten iš vis yra tik kaimų architektūra akcentuojama, miesteliai iš vis neegzistuoja. Tai čia yra toks Lietuvoje iš tikrųjų 35 metus nepriklausomai Lietuvoje gyvenant, iš tikrųjų praradus tas realias bendruomenės karo metais, mes matome labai aišku dalyką, kad miestelis kaip darinys jis iki šiol yra nesuvoktas. Mes savo sąmonėje matom tik miestą ir kaimą. Labai aiškiai buvo tas suformuotas sovietmečiu, nes reikėjo suformuoti tokią industrinę visuomenę, kuri dirba fabrikuose, gamyklose, tas realiai veikia miestuose. O kaima yra kolektyvinio ūkio darinys, kuris irgi veikia iš esmės tokioj industrinėje aplinkoje, kur nėra individualaus asmens, nėra individualios prekybos, nėra iš esmės iš vis asmeninės idėjos ir išgyvenimo instinkto. Tai miestelių nėra Lietuvoje. Iki šiol net savokoje tokio aiškios net nėra miestelio apibrėžimo. Tai tie instituciniai dokumentai labai aiškiai parodo. Bet tai juk yra konceptualūs dalykai, galvojant apie dabartį ir galvojant apie ateitį. Jūsų nuomonė, kodėl taip yra? Niekas į tai nekreipia dėmesio ir kol štai konkretiai situacija, apie kurią Žygimantai pasakoja Merkinėje, nepriverčia į tai atkreipti dėmesio. Ar nėra žmonių, kurie galėtų apie tai pagalvoti?
Man atrodo, kad ta situacija jinai šiek tiek keičiasi, bet jinai pernelyg lėtai keičiasi, mano galva, ir tie yra atsiradę ir mokslinių straipsnių, rinkinių jau, kur kalbam apie tos miestelius, apie tą miestelio gyvenseną, kas iš vis yra tas miestelis. Bet akivaizdžiai po sovietmečio aš matau ir net sekant teisės aktų seką, kurie buvo priimti ir kuriant ir saugomas teritorijas ir panašiai, akivaizdžiai matosi tas vakumas atsitikęs, kuris realiai vyksta vakumas 41-44, ten pokario metai, kai tie miesteliai tapo tuščiom, iš esmės dykrom, nes kaip taisyklė beveik visur, kur besi, tie miesteliai buvo sunaikinti ir aviacijos, tai kaip urbanistinis darinys, ten vokiečių ar sovietų ar artilerijos ir panašiai. Ir bendruomenių faktiškai yra nebelikę. Ir tada atsirado tas toliau bestesiantis vakumas, tos tuštumos, suvokiant, kas buvo iki to. Sovietmečių iš vis niekas net nekalbėjo apie tai, kad priekybos miestelio modelis yra siekiamybė. Jeigu mes paimtume merkinės sovietinės propagandos laikotarpio knygas, tai jūs paskaitytumėt, kad ten merkiniai tarpukariu nieko gero nevyko. Ten nieko nebuvo. Ten šiaip kažkoks pusiau merdintis miestelis. Kai dabartiniam turbūt žmogui pasakyti, kad miestelį vienam buvo 150 krauto, linės, arbatinės, restoranai, viešbučiai, degalinė Shell, saldainių fabrikas, plytinės, nežinau kiek jų veikia, vandens malūnai ir taip toliau, tai iki šiol nesuvokiama. Mes iki šiol suprantam, kad net smulkaus verslo idėja nėra suvokiama šitose erdvėse, mums užtenka vieno kažkokio masinio industrinio objekto, kaip Maksimos ar kažkokio stovinčio centre, ir tai sukuria mums miesto aplinką. Vėl pagal tą industrinį sovietinį modelį, nors atrodo tai yra verslo objektai. Ir galiausiai vis tiek miesto statusą apibrėžia ne verslų skaičius, ne kažkokių tai įstaigų, kokias tu vardini, kurios kuria žmonių gyvenimo būdą, jų visą kažkokį tai judėjimą kasdienybėje, bet kažkoks biurokratinis skaičius, vienetai tam tikri. Ir tai sukuria tų pačių, tarkim, kažkokių architektūros apsaugos įstatymų pritaikymą tiek, pavyzdžiui, Zervynų kaimui, tiek Merkinės miesteliui, nes Merkinė nėra 1000 gyventojų, reiškia, tai tada Merkinė priskiriama prie Zervynų ir Merkinė galioja Zervynų įstatymai. Nors tuo tarpu Zervynuose net nėra asfaltuoto kelio ar trinkelėmis kloto šaligatvio, ko yra kilometrai ištisi Merkinėje. Ir yra kalbama apie tą pačią architektūrinę viziją, kur jau iš principo jinai nebeįmanoma. Niekaip jinai nesuderinama, kai tu suvoki tą kontekstą ilgamžį, ten kartais 700 metų skaičiuojama, jis yra nesuvokiamas tiesiog, kai tu pamatai tuos dalykus. Tai gerai, da gal čia pabarbėjom, gal kažką pozityvesnio dar reikia pabaigai. Pozityvesnio, taip, mes čia iš tikrųjų atsivežėm ir instrumentų muzikos, bet mes taip į tokią temą įdomią įsiliejame, kur kažkaip tai viskas tapo nebesvarbu, nors mintis buvo, kad nuo to netgi pradėsime apskritai nuo tų muzikos garsų, kurie kaip pavasaris mūsų supa, aišku. Algimanto instrumentų kolekcijos objektai. Ta muzika, tai aišku, sugedusio yra kokio nors televizoriaus ar imtuvo skambesio ir aš pats nėra, kad ją gerai dabar girdėčiau. Arba aš girdžiu Žygimantą. Oi, labai graži muzika. Čia yra Šiferio radiacijos skambesys. Žiūrėk, čia kažką pavyko užčiuopti. Kaip kažką namamiškai. Mums kažką pavyko užčiuopti. Na, kol pavyksta rasti šitą dažnį, kol galime girdėti kažkokį tai pulsą, galime atlikti pareigą ir nepamiršti, svarbu nepamiršti kiekvieną dieną atsibudus padėkoti vyriausybei už gražų orą. Už tai, kad patikėjo šiandien saulė. Dėkojame vyriausybei už gražią ryto šalną nusidriekusią. Mano prasojusi automobilio langą. Iš tikrųjų, šypsena, kaimyno šypsenas, pasitinkant. Ūka virš ežerų.
už sprokstantį pavasarį. Tai mes dėkojame. Alytaus Merkinės kelyje jau sproksta žiedai, jau teka upeliukai, tokie gaivus, vaikščiau, labai gražu. Merkinė yra labai geras pasirinkimas ieškantiems pavasarinio patyrimo, nors prišnekėjom tokiam galbūt liūdnesnėm temom, negatyvių, šiferinių tokių minčių, šiferinių šiferio duo. Šiandien radio stoties FM9 eteryje laidoje MC Merkinė jums groja šiferio duo. Ir ne tik groja, bet Žygimantas dar atsivežė kažkokį leidinį, ar ne? Ir gal grojant mes galime trumpai pamatyti, kasgi čia yra. Labai trumpai, nežinau ar pavyks, bet Archeologija Lituana čia pasirodęs, vienas iš paskutiniųjų leidinių, turbūt daugeliu net ir nelabai žinomas, tai mokslinių straipsnių rinkinys Lietuvos archeologų, naujienas, kurios pasirodo tyrimų pavyzdžiai. Tik tai pareklamuosiu, jūs rasite tą straipsnį ir internete, tai va būtent apie tyrimus Merkinės papilyje, tai yra 13-14 amžiaus kontekste, grunto kontekste aptiktų būtent paleobotaninių, kaip čia pasakyti, turbūt žmonėms suprantama kalba, tai yra sėklyčių, kurios buvo išplautas, įsivaizduoti, ir iš to galima padaryti netgi tyrimą apie tai, ką žmonės valgė, ką augino, koks kontekstas. Tai apie 13-14 amžiaus Lietuvos žmonių mitybą galima jau kažką spręsti ir išvykusių 2023 metais Merkinės papilyje vykusių tyrimų. Šiaip labai įdomus tas kontekstas ateičiai, nes atrodo labai nedidelis plotas, berods 55 kvadratai buvo ištirti, bet atskleidė tai, kad ten yra turbūt 100 metų į priekį dar tyrimų klodai nuo dvaro mūrų iki 13 amžiaus sluoksnių, akivaizdžiai matosi, kada pilies pradžia buvo tokia intensyvesnės statybos ir man vis labiau topteli, kad Merkinė iškyla lygiai panašiu metu kaip Vilnius. Tai yra Vytenio laikai, 13 amžiaus antroji pusė ir matyti tai yra valstybės konsolidavimo pradžia, ta stiprioji gynybos organizavimo pradžia prieš Kryžiuočių ordiną. Ir Alytaus miestas turbūt irgi tą patį atskleis ateityje, bet dar turbūt tų tyrimų trūksta. Bet Merkinė tą parodė ir manau, kad tas kontekstas ir buvo iš to. Tai va, tai Archeologija Lituana, 26 jau tomas. Tikrai rasite visus straipsnių rinkinius Vilniaus universiteto, tarp kitko leidykla, Vilniaus universitetas leidžia šį leidinį Archeologijos katedrą, tai tikrai kviečiu susipažinti, kas vyksta mūsų tai archeologiniai Lietuvos virtuvai. Ir nekaskite Merkinėje giliau 10 velėnos, giliau 10 cm, nes sulauksite įstatymo. Gerai, daržą gal ir galite turėti. Tik kelininkams galima kasti su kelininkam, jo. Na, štai apie kelininkus užsiminėt, bet kai jie kasa, jie kažką randa, po to stengiasi to nematyti. Ir tokių istorijų irgi yra ne viena. Na, tai archeologiniai virtuviai, kaip galiu pasakyti, kartais tie reikalavimai galbūt yra ir perspaudžiami mano nuomonė, kai kuriais atvejais, kartais galbūt gal mane pasmerks, kai tai archeologai kolegos tragedijos dėl to nedaryčiau, bet, pavyzdžiui, Merkinės kontekste yra tam tikrų sluoksnių, kur ta keramika, jos tiesiog yra tūkstančių miesto laikotarpio ir ją visą rinkti yra, tiesiog Merkiniai muziejai reikės saugyklą statyti atskirą didžiulę, kur mes ten per 50 metų surinksim tonas tos keramikos. Tai yra miestietiška keramika ir, tai aišku, rodo kontekstą, paplitimą, kultūrinį sluoksnį, kiek tas miestas buvo apėmęs, buvo teritorija, bet kartais, aš pasižiūriu taip, iškasė tas traktoristas ten kažkokį kampą, matau, kad yra sluoksnis, dėl to nekeliu dabar skandalo ir jeigu tai nėra piktybiškai daroma. Taip, tai gal geriau dabar šiferį visą nurinkti, nes jo dar Lietuvoje išties labai daug. Jo, čia yra, ir tarp kitko, ir daugiabučius renovuokim gražiau dar. Kaip atrodytų Lietuva leidžiantis lėktuvu, jeigu mes matytume čerpinius stogus? Taip. Tarpukario Lietuvoje, tarp kitko, buvo idėja, Mūrinės Lietuvos idėja. Galit pasižiūrėti, kokie buvo leidžiami leidiniai, pavyzdžiui, pavyzdinės ūkininko sodybos
Kaip turėtų būti kuriama pavyzdinė ūkininko sodyba? Tai tas vaizdinys toks man primena tos minėtus rytprūsių Vokietijos idealus, su labai aiškiai prašytom net, kur kokie augalai turi būti sodinami, kur kokie medžiai, kokios kryptis. Tai ta mūrinė Lietuva, net įdomu, kaip ta vizija būtų susiklošiusi, jeigu ta nepriklausoma Lietuva būtų vyščiusi nuosekliai, su pavyzdžiui ir ta modernizmo architektūra Kauno, kuri irgi absoliučiai kokybiška, ten nenusileido, nežinau, Čekijos, Vokietijos, Austrijos pavyzdžiam, tai mes, man atrodo, čia dabar net nediskutuotumėm apie tai išvis, apie tokius estetinius dalykus, kurie yra praktinė piguva labai dažnai, nors kartais, tiesą pasakius, investicijų kiekis nebūtinai atspindi estetikos sampratas, čia irgi dar atskira labai ilga diskusija. Taip, labai plati tema ir apie tai mes kalbėjome ir šią savaitę su mūsų klausytojais, kurie kalbėdami apie tai, ką atveria pavasaris, po sniego, sako, mes pamirštame tą vizualiką. Svarbu daug betono, trinkelių, greičiau padaryti, perkirpti juostelę, bet ką tai duoda, ką tai spinduliuoja, ką tai palieka, žmonėms irgi tai pasirodo irgi yra labai svarbu. Taip, bet kol šiferis ir silikatas lydi mūsų pasivaikščiojimo takus, tai pasimėgaukime sprogstančios gamtos teikiamais malonumais ir linkėdami visiems gražaus, taikaus pavasario dėkojame Liudui ir FM99 studijai už galimybę šiandien susitikti, susiburti prie šio apvalaus stalo ir perėmė jums, mėlyjeji, iki kito mėnesio, susitiksime, laikas greitai bėga, ačiū Žygimantai. Ačiū tau, Algimantai, ačiū Liudui, Liudą reikia nešioti Alytaus piliečiam ant rankų, visada skatiname kažkokį performance atlikti, reikės turbūt šiame mieste. Alytaus įgi Liudo nešimas per miestą galėtų būti. Taip, tai ir paleisime mūsų paskutinę tada atsisveikinimo mantrelę ir pakeisime šio šiferio radiacijos skambesio balsus. Merkinės avialinijos. Pas norėjo kažką pasakyti. We're going to go.